Kodėl kas nors tyčia paliktų 60 mylių ilgio skylę greitkelyje, jungiančiame Šiaurės ir Pietų Ameriką? 2026 metais atrodė, kad šis klausimas netrukus išnyks. Nauji keliai, nauji tiltai, statybos brigados veržėsi giliau į Darjeno džiunglės nei per pastaruosius dešimtmečius. Pirmą kartą per pusę amžiaus atrodė, kad ši spraga pagaliau bus uždaryta. Tačiau taip neįvyko. Nes Darjeno spraga nėra statybų nesėkmė. Tai viena iš labiausiai tyčia paliktų spragų Žemėje. Statybos brigadoms teko milžiniška užduotis. Pažvelkite į Google Earth. Kelias, kuriuo jie gabena savo įrangą, yra Panamerikos greitkelis, ilgiausias kelias pasaulyje. Beveik 19 000 mylių nenutrūkstamo asfalto, jungiančio Prudhoe įlanką Aliaskoje su Ushuaia Argentinoje. Atkreipkite dėmesį į tą žodį – beveik. Nauji tiltai padengs dalį to atstumo, bet jie nė iš tolo nepriartėja prie sienos. Vietoj to, jie baigėsi Darjeno nacionalinio parko pakraštyje. Atsakymas akivaizdus. Kodėl? Ši spraga apima 1,4 milijono akrų. Tai Delavero dydžio plotas džiunglėse. Augalija tokia tanki, kad kai kuriuose vietose saulės spinduliai vos pasiekia žemę. Per ją teka šimtai sraunių upių, kurias papildo liūtiniai lietus. Nutiesiant kelią per ją, tektų kovoti su vandeniu, purvu ir džiunglėmis kiekviename žingsnyje. Ją supa kalnai, todėl patekti į šią spragą dar sunkiau. Dabar prie viso to pridėkite nuodingas gyvates, vorus ir skorpionus. Jei įkanda Ferdinando duobėtosios angys, turite 10 minučių suleisti priešnuodį, kitaip mirsite. Ir tai tik mažosios. Tačiau tikrieji žudikai yra uodai. Maliarija sparčiai plinta Panamoje. 2021 metais buvo užfiksuoti 4200 atvejų. 2024 metais šis skaičius išaugo iki 15 000. Tai neatsitiktinumas, nes visa tai yra tik natūralūs pavojai. Nepaisant pelkių, džiunglių ir ligų, žmonės vis tiek nori tiesti kelią. Daugiau nei 500 metų Darjenas baudė visus, kurie jį nuvertino. Konkistadorai jame pradingo. Škotija bankrutavo, bandydama jį užkariauti. Tai nėra vieta mesti iššūkį dantai. Be to, kokia nauda būtų iš kelio? Bet kokia žmogaus sukurta konstrukcija tokioje vietoje greitai suirs be nuolatinės priežiūros. Inžinieriai sako, pats kelias gali net ištirpti nuo lietaus. Projektas tiesiog nėra įgyvendinamas. O gal vis dėlto? JAV vyriausybė iš tikrųjų turėjo planų dėl 2 inžinerinių projektų. Darjeno spragoje, kuriuo skyrė vos dešimtmetis. Pirmasis atsirado 1964 metais ir buvo kūrybiškas. Tuo metu Amerika turėjo daugiau branduolinių ginklų, nei žinojo, kur juos panaudoti. Tai kodėlgi nepanaudojus kelių šimtų jų visiškai naujam kanalui sukurti? Planas buvo išleisti apie $185 milijonus dabartiniais pinigais, susprogdinant 294 branduolines bombas 14 skirtingų vietų, kad būtų išvalytas kelias. Bendras sprogimo galingumas būtų buvęs daugiau nei 3 kartus didesnis nei Sovietų Sąjungos karo bombos. Ir tai taip pat būtų buvę įgyvendinta. Inžinieriai sakė, kad tai visiškai įmanoma. Buvo klausimas dėl 30 000 čiabuvių, kurie gyveno toje teritorijoje, perkelimo. Ir tikriausiai būtų kilusi didžiulė tarptautinė reakcija. Turėdamos tinkamas paskatas, vyriausybė sugeba įgyvendinti tariamai neįmanomus inžinerinius projektus. Pelkės, kalnai, dykumos – nesvarbu. Jei yra politinė valia, inžinieriai paprastai randa būdą. O kas jei džiunglės nėra tikroji priežastis, kodėl kelias niekada nebuvo nutiestas? Iki 2020-ųjų pradėjo rastis kitoks paaiškinimas. Darjeno spraga jau nebebuvo tik laukinės gamtos ruožas. Ji tapo vienu svarbiausių migracijos koridorių vakarų pusrutulyje. Paskutiniaisiais savo tarnybos metais, kaip JAV pietų vadavietės vadas, generolė Laura J. Richardson liudijo kongrese ir apibūdino Darjeno spragą kaip vieną iš kelių į Šiaurę Pietų Amerikos žmonėms. Staiga ši spraga atrodė kitaip. Ne kaip nepavykęs infrastruktūros projektas, o kaip strateginė kliūtis. Reljefas nesutrukdė nutiesti kelio. Kažkas tiesiog nusprendė, kad reljefas yra naudingesnis nei kelias. Norint suprasti kodėl, tai reikia sekti žmonės, kurie jau kerta šią vietą. 2022 neprasidėjo gerai jaunai porai iš Haičio. Žanas ir Ruz Harima buvo tik 2 iš 50 žmonių grupės. Tačiau jų kelionė buvo sunkesnė nei bet kieno kito. Jie pradėjo kelionę Kolumbijos pusėje prie sienos. Tačiau visi kiti grupės nariai juos paliko, kai tik pasiekė pirmąjį kalvą. Jie pasiekė Serranía de Tacarcuna kalnus, kurie tokie aukšti, kad siekė debesis.
Prūs buvo neščia, bet jį ir Žanas vis tiek tęsė kelionę. Tačiau tikroji grėsmė buvo ne kalnai. Jie norėjo laikytis apakiau nuo džiunglių. Anksčiau jie buvo nuklydę nuo tako ir rado migrantų, kurie prieš juos buvo leidęsi šią kelionę kūnus. Tada situacija dar labiau pablogėjo. Viduryje niekur raus prasidėjo gimdymas. Netoliese nebuvo nei ligoninės, nei gydytojo. Nebuvo jokios išeities. Raus pagimdė sveiką berniuką, tačiau dabar jiems iškilo nauja problema. Jie vis dar turėjo nueiti daugybę mylių ir neturėjo kaip jo nešti. Todėl jie sugalvojo išeiti. Panaudoję atsarginius marškinėlius, jie pasidarė improvizuotą nešynę ir tęsė kelionę į šiaurę. Jie sakė, kad jų sūnus suteikė jiems drąsos judėti toliau. Jos jiems prireiks kiekvienos kropelytės. Vienintelis kelias pirmyn buvo per džiungles. 3 dienas jie keliavo per mišką, išsekę ir nuolat įsitempę. Jų naujagimė verksmas galėjo išduoti jų buvimo vietą. Galiausiai jie pasiekė tikslą. Po kelių dienų žygiavimo, ėjimo ir kūdikio gimusio laukinėje gamtoje nešimo, jie pasiekė migrantų priėmimo centrą Panamoje. Jie buvo saugus. Kaidžia perdavė savo dokumentus priėmimo stotyje. Jie jau buvo patekę į sistemą, veikiančią nuo 2011 metų. Gerokai prieš jiems pasiekiant JAV sieną, Vašingtonas tikriausiai jau tiksliai žinojo, kas jie tokie. Tai rodo, kad Darjeno spraga nėra tuščia dykynė. Jis pilnas. Pilnas čiabuvių. Pilnas kitų, ieškančių naujo gyvenimo. Kartu su jais atsiranda žmogaus sukurtų pavojų, kurie dar baisesni nei gamtiniai. Tokie žmonės kaip Žanas ir Rus atvyksta iš daug tolimesnių vietų nei Haitis. Kai kurie atvyksta iš Afrikos ir Pietryčių Azijos, kiti iš tokių šalių kaip Somalis ar Nepalas. Jie juda į šiaurę, bandydami patekti į Jungtines valstijas arba Kanadą. Daugiau nei 1 milijoną žmonių kirto Darjeno tarpą tarp 2021 ir 2023 metų. O 2023 metais 113 000 buvo vaikai, daugelis jų palikti ar apleisti. Žinoma, migrantai nėra vieninteliai žmonės judantis per Darjeno tarpą. Nusikalstamos gaujos naudoja šią vietovę kontrabandai ir prekybai žmonėmis, todėl Panama turi patruliuoti vienoje iš sudėtingiausių aplinkų žemėje. Tai yra Senafront, Panamos pasienio pajėgų darbas. Tačiau yra problema. Kaip jau minėjau anksčiau, Darjenas yra milžiniškas. Tai nėra taip, kad keli patruliuojantis pareigūnai galėtų paprasčiausiai ją uždaryti. Todėl Panama to nedaro viena. Ji gauna pagalbą iš JAV. Ją apmoko JAV kariuomenė. Pentagonas suteikė įrangą tokią, kaip pažangus naktinio matymo akiniai, radio stotys ir patruliniai laivai. JAV ambasada Panamoje paskelbė apie $1 milijono dotaciją naujoms bekelės patrulių transporto priemonėms ir naujai vadavietei. Taip pat netrukus bus skirta papildomai $400 000. Taigi Darjeno tarpas nėra tik pilnas gyvačių, migrantų ar pasienio patrulių. Jis taip pat pilnas amerikietiškos stebėjimo įrangos. Mainais, Vašingtonas gauna lobį intimių asmeninių paslapčių. 2011 metais, valdant Barackui Obamai, Jungtinės valstijos pradėjo rinkti biometrinius duomenis iš žmonių, keliaujančių per Panamos džiungles. Visa tai dėka įrangos, kuri buvo suteikta Senafront. Iki 2018 metų tai jau nebebuvo laikinas susitarimas. Kongresas padarė tai nuolatiniu. Liudininkų pasakojimai apibūdina, kaip žmonės būdavo stabdomi atokiose džiunglių bendruomenėse ir sulaikomi Panamos valdžios institucijų ir gabenami į sulaikymo įstaigas esančias toli nuo visuomenės akių. Iš ten procesas tęsiasi. Surenkami duomenys ir biometrinė informacija. Tuomet jie perkelia toliau. Svarbiausia ne tai, kur jie keliauja toliau. Svarbu tai, kad dar gerokai prieš pasiekiant JAV sieną, jie jau būna patekę į sistemą. Tam tikra prasme, kelionė per Darjeną nėra tik žygis per laukinę gamtą. Tai taip pat yra pirmasis kontrolės punktas. Kai kurie migrantai, atvykę po 1000 mylių kelionės prie pietinės JAV sienos, pareigūnai jau gali tiksliai žinoti, kas jie yra. Kaip galima tikėtis, ši programa turi savo kritikų. JAV vyriausybė tarp jų nėra, kaip ir Senafrontas. Todėl Darjeno tarpo militarizacija plečiasi. JAV ambasadoras Panamoje, Kevinas Morenas Cabrera, apibūdino neseniai Vašingtono skirtas lėšas kaip būdą skatinti regioninius prioritetus ir stiprinti sienų saugumą. Dotacijos ir pareiškimo laikas vėlgi nebuvo atsitiktinis. Regioninis sienų saugumas netrukus turėjo tapti kur kas svarbesnis klausimas. Tada, 2026 metai kovą. Kai Darjene buvo statomi nauji tiltai, politiniai lyderiai iš visos Lotynų Amerikos susirinko Majamyje. Galėtumėte tikėtis, kad jie kalbės apie prekybą, investicijas ar ekonomikos augimą. Taip nebuvo.
Dėmesio centre buvo organizuotas nusikalstamumas. Dalyviai išvyko su planais gilinti žvalgybos informacijos dalymasi, glaudžiau bendradarbiauti saugumo srityje ir stiprinti pastangas sustabdyti neteisėtą migraciją dar prieš jai pasiekiant JAV. Dešimtmečius žmonės manė, kad ši spraga išliko todėl, kad niekas negalėjo nutiesti kelio per ją. Tačiau iki 2026-ųjų diskusija jau nebuvo apie tai, kaip kirsti Darjeną. Ji buvo apie tai, kaip jį kontroliuoti. Džiunglės tapo strategiškai svarbios. Vieta, kur migrantus, kontrabandininkus ir nusikalstamus tinklus galima sekti, stebėti ir sulaikyti gerokai anksčiau, nei jie pasiekė Šiaurės Ameriką. Tai sukuria keistą paskatą. Jei Darjeno tarpas išnyksta, kartu išnyksta ir saugumo tinklas. Santa Senafront dabar sako, kad jos tikslas yra įkurti vieną koridorių Darjeno tarpe, vedantį į Bajo Chiquito čiabuvių bendruomenę. Humanitarinis. Tai žodis, kurį agentūra naudojo šiai idėjai apibūdinti. Taigi, Santa Senafront stebi ir laukia, kol žmonės perės. Tačiau vis tiek kažkas atrodo keista. Kodėl janavistai vyriausybė, tiek vadovaujant demokratams, tiek respublikonams, taip noriai išleidžia milijonus dolerių stebėti vargšus migrantus džiunglėse ir rinkti jų biometrinius duomenis? Nes džiunglės neatbaido visų. Tai reiškia, kad kažkas pelnosi iš šio kelionės maršruto. Labai nedaug žmonių yra pasiruošę vieni pereiti tokią aplinką kaip Darjeno tarpas. Tai ne vien džiunglėse besislepiančių banditų vengimas. 2024 m. Liepos 24 d. vienoje iš upių vienu metu nuskendo 10 žmonių. Tai buvo tik 10 iš 100 per daugelį metų nuskendusių aukų. Niekas nežino tikrojo skaičiaus. Tai čia nuolat pasikartojanti tema. Pereikite netinkamą upės vietą ir jūs tiesiog nuneš srovė. Pereikite netinkamą kalną ir žūsite nukritęs. Kadangi nėra kelio, migrantams reikia vedlių, kurie žino kelią. Problema ta, kad nė viena legali kelionių organizacija neįsikurtų Darjeno tarpe. Todėl vieninteliai vedliai yra tie, kurių niekada nenorėtumėt. 2020 pradžios migrantų antplūdis per džiunglės reiškia, kad nusikalstamoms organizacijoms verslas klestėjo. Generolas Richardsonas jas įvardijo tiesiogiai. Venezuelos Tren de Aragua gauja ir Kolumbijos Clan del Golfo kartelis. Pasak jos, būtent jie kasdien kontroliavo Darjeno tarpą. Šios organizacijos pačios įrengė gruntinius kelius. Jos pakabino virves virš upių perėjų ir net iškalė laiptus uolose. Tada karteliai reklamuoja šiuos maršrutus socialiniuose tinkluose. Jie pasitelkė influencerius YouTube ir TikTok, kad parodytų Darjeno tarpą kaip vaizdingą kelionę per džiunglės į šiaurę, kaip kelią į geresnį gyvenimą. Kai jie to nedaro, jie skelbia skelbimus kaip teisėta kelionių agentūra, tvirtindami, kad saugumas yra jų svarbiausias prioritetas. Žemiau jie reklamuoja, kad kelionės paketas apima maitinimą, oficialius laivo bilietus ir patyrusius vietinius gidus. Tačiau jie taip pat įspėja, kad vietų skaičius ribotas, todėl jei norite atvykti, turite veikti dabar. Tai gana gudriai organizuota operacija. Tada migrantai užsisako savo kelionės per WhatsApp, atvyksta į Darjeno tarpo Kolumbijos pusę ir susiduria su žiauria realybe. Kelionė paprastai trunka nuo 7 iki 15 dienų, priklausomai nuo maršruto. Nusikaltėliai už lietąjį maršrutą iš kiekvieno migranto ėmė $125, o už greitesnius nuo $400 iki $1,000 už žmogų. Karteliai suteikė arklius už $1,000 kainuojantį maršrutą, tačiau nedaug migrantų gali tai sau leisti. Paprastai jie atvyksta iš Kinijos arba kitų turtingesnių šalių. Tačiau net ir galimybė susimokėti už pigiausią maršrutą yra didelė sėkmė. Jei migrantai negali sumokėti nė vieno iš mokesčių, kartelis juos priverčia tapti mulais, kurie vietoj to gabena kokainą. Tarptautinė krizių grupė nustatė, kad kontrabandos mokesčiai per savaitę atneša milijonus dolerių. Ir tai neskaičiuojant turto prievartavimo ar pinigų, kuriuos nusikaltėliai gauna iš prekybos vietų. Iš tiesų, palei maršrutą yra prekybos kioskų, kuriuose prekeiviai siūlo vandenį ir Gatorade. Kai kurie netgi siūlo už $100 ant nugaros pernešti vaikus, o už belaidį etaimą $50 už valandą, nes jie gali. Be jo migrantai negali susisiekti su savo šeimomis ar surinkti pinigų, kurių reikia kelioniai tęsti. Viskas, ko migrantams reikia kelyje, yra čia. Maistas, vaistai ar net plastikiniai maišeliai, kad apsaugotų savo pasus ir kitus svarbius dokumentus. Visa tai kainuoja beprotiškai brangiai. Tačiau visa tai vis dar yra tik antrinis pajamų šaltinis. Svarbiausia yra narkotikai. Taigi kiekvieną migrantų valtį lydi valtys, kurios gabena narkotikus. Jei vandens patruliai iš Santa Senafront priartėja, kad juos sulaikytų, karteliai išmeta migrantus už borto į sraunią srovę.
todėl pareigūnai yra priversti bandyti juos gelbėti. Tokiu būdu narkotikai vis tiek gali praslysti. Tačiau tai nėra vieninteliai čia daromi nusikaltimai. Moterys, savaime suprantama, kenčia labiau nei vyrai. Nors jos išbandymas buvo sunkus, Ruzė Harima pasirodė esanti viena iš laimingųjų Darjeno tarpeklyje, nes ji nebuvo užpulta. Kaip galima tikėtis, seksualinis smurtas čia yra dažnas reiškinys. 2023 m. gruodį gydytojai be sienų pranešė apie 214 seksualinio smurto atvejų tą mėnesį Darjeno tarpeklyje. Tai buvo 7 kartus daugiau nei prieš metus. Žinoma, tikrasis rodiklis yra daug didesnis. Niekas nežino, koks jis yra, nes dauguma atvejų niekada nepranešami, ypač dabar. Panamos vyriausybė 2024 m. kovą uždarė gydytojai be sienų organizacija Darjeno tarpe. Tai buvo pirmasis iš naujų sugriežtinimų džiunglėse. Jungtinės valstijos oficialiai paskelbė Trenderagua užsienio teroristinę organizaciją. 2025 m. vasarį Clan de Golfo kartelis buvo paskelbtas tokia organizacija tų pačių metų gruodį. toks klasifikavimas yra labai svarbus. Tai reiškia, kad JAV kariuomenė gali teisėtai smogti toms grupuotėms, kad ir kur jos būtų. Techniniu požiūriu tai reiškia, kad galėtumėte pamatyti specialiasias elitinės pajėgas veikiančias prieš partizanus Centrinės Amerikos džiunglėse. Ar uždarius Darjeno tarpą ir užbaigus Panamerikos greitkelį nebūtų padaryta daugiau prieš šias tariamas teroristinės grupės? Dronų smūgiai neišsprendžia problemos. Na, kiti jų vietą užimtų greičiau nei upės teka džiunglėse. Tačiau asfaltuotas kelias ir autobuso bilietas už $20. Tai pernakti sugriauna kartelio verslo modelį. Jungtinės valstijos teigia norinčios sustabdyti narkotikų kontrabandą ir prekybą žmonėmis per Darjeno tarpą. Tačiau finansuodamas infrastruktūros nebuvimą, Vašingtonas užtikrina, kad teritorija išliktų be įstatymų ir karteliai galėtų toliau uždirbti pinigus. Tai taip pat užtikrina, kad nekalti vietiniai lieka nuskriausti. Dar kartą, Darjeno tarpas pilnas ne tik nusikaltelių, bet ir vietinių gyventojų. Dažnai tai yra vietiniai gyventojai, tokie kaip Embera, Guaimi ir Kuna. Jie čia gyvena 100 metų. Jų gyvenimo būdas išgyveno vieną kolonizacijos bandymą po kito. Jie išgyveno todėl, kad Darjenas liko izoliuotas. Tačiau izoliacija turi savo kainą. Įsivaizduokite, kad jums prireikia ligoninės ir suprantate, jog artimiausia yra už kelių valandų kelio upe. Arba vaiką, kurio kelionė į mokyklą prasideda plaukimu valtimi per džiunglės. Įsivaizduokite, kad negalite išsikviesti pagalbos nelaimės atveju, nes netoliese nėra net mobiliojo ryšio bokšto. Daugelį Darjeno bendruomenių tai yra įprastas gyvenimas. Norint kur nors nuvykti, reikia plaukti upėmis, eiti purvinais takais ir tankiais miškais. Kelionė, kuri kitur truktų kelias minutes, čia gali užimti beveik visą dieną. Tai yra tikrieji nematomi žmonės. Migrantai, bandantys prasibrauti per Darjeno regioną, sulaukia pasaulinės žiniasklaidos dėmesio. Mažai kas kalba apie vietinius gyventojus kenčiančius nuo maliarijos, kurią atnešė migracijos banga, arba apie tuos, kurie sunkiai verčiasi laukinės gamtos pakraštyje. Nė viena iš šių pasekmių nėra netyčinė. Jos žinomos, tai dokumentuotos šalutinės pasekmės sąmoningos politikos, kuri tęsiasi dešimtmečius ir vis dar plečiasi. Tas pats kelias, kurį vyriausybės laiko saugumo problema, galėtų tapti gyvybiškai svarbiu vietiniams gyventojams, kurie iš tikrųjų gyvena šioje atkarpoje. Jungtinės valstijos ir Panama dabar daro daugiau, nei tik dalijasi įranga ar biometriniais duomenimis. 2024 m. Liepą abi šalys pradėjo naują bendradarbiavimo migracijos srityje programą. Jungtinės valstijos dabar padės Panamai deportuoti užsieniečius rastus Panamoje be teisėto imigracijos statuso. Panama atrinks žmonės, kurie pažeidė jos imigracijos įstatymus. Dėdė Semas tada sumokės už deportacijos skrydžius. Tada 2025 m. VVV vasarį programa buvo išplėsta. Dabar Panama priimtų trečiųjų šalių migrantus iš Jungtinių valstijų, kad jie būtų repatrijuoti į savo kilmės šalis. Pirmasis toks skrydis iš tikrųjų atvyko diena anksčiau. Jis atvyko iš Jungtinių valstijų į Panamą, gabendamas 119 žmonių iš tokių šalių kaip Kinija, Indija, Iranas ir netgi Uzbekistanas. Valstybės sekretorius Markas Rubijus sakė, kad Panamos noras priimti šiuos skrydžius rodo, jog jį aiškiai parodė siekį sustabdyti neteisėtos ir masinės migracijos srautą, kuris yra žalingas ir destabilizuojantis. Nuo to laiko Jungtinių valstijų vyriausybė išleido daugiau nei $14 milijonų repatriacijos skrydžiams. Skrydžio bilietai, vertėjai ir net palydovai yra apmokami iš šių lėšų. Tačiau skrydžiai nėra vienintelis transporto projektas, kurią Jungtinės valstijos finansuoja Panamoje.
Jungtinės valstijos tiesiogiai nefinansuoja naujų tiltų Darjeno ruože, tačiau jos teikia Panamai netiesioginę paramą per įrangą, kuri naudojama statybų darbuose. Iš viso Vašingtonas 2024 metais išsiuntė beveik $73 milijonus paramos Panamai. Beveik 13 milijonų buvo skirta iš valstybės departamento prisidengiant miglotą konsultavimo ir pagalbos etikete. Dar 7,9 milijono buvo skirta įrangai, žemėms ir statiniams. Tiltai patenka į šią kategoriją, todėl jie iš tikrųjų nėra infrastruktūra. Tai nėra kelias. Jie nėra skirti padėti vietiniams ar migrantams. Jie skirti geresniam sienos saugumui. Tiltai leidžia Senafront ir kitoms organizacijoms įvežti savo naujas, visureigės transporto priemonės ir stebėjimo įrangą į Darjeno nacionalinį parką. Tuo tarpu nacionalinės oro ir jūrų tarnybos perėmimo kateriai užtikrina visų prieigų apsaugą. Iš ten jie gali sulaikyti migrantus ir galiausiai įsodinti juos į vieną iš tų skrydžių namo. Bendra suma išleista Darjeno tarpui uždaryti per 1 metus priartėja prie $100 milijonų. Atrodo, kad išvada neišvengiama. JAV vyriausybė moka už tai, kad Darjeno tarpas egzistuotų, o nebūtų uždarytas. Skamba keistai, bet už to slypi strateginė logika. Dešimtmečius Amerikos strategai tikėjo, kad svarbiausių siaurų vietų kontrolė gali būti vertingesnė nei pačios teritorijos kontrolė. Jei gali kontroliuoti, kur juda žmonės, prekės ir informacija, įgyjai svertų daryti įtaką visiems, kuriems reikia ten praeiti. Toks mąstymas formavo JAV strategiją visame pasaulyje, nuo pagrindinių laivybos kelių iki siaurų sąsiaurių. Ir tam tikra prasme, Darjeno tarpas taip pat veikia kaip butelio kaklelis, tik žmonėms. Nuo kranto iki kranto ji yra apie 60 mylių pločio. Ir kelio nutrūkimas reiškia ne tik tai, kad migrantų srautai nukreipiami per džiungles. Tai taip pat reiškia, kad tarp žemyninė prekyba beveik visiškai priklauso nuo jūros. Panamos kanalas yra netoliese, nebe priežasties. Jungtinės valstijos gal ir atsisakė tiesioginės šios zonos kontrolės. 1999 metais, tačiau vis dar vykdo netiesioginę kontrolę per JAV karinio jūrų laivyno patruliavimą jūroje. Valdydama jūrų kelius, karinis jūrų laivynas stebi kiekvieną krovininį laivą ir kiekvieną konteinerį, kuris plaukia per Panamos kanalą arba šalia jo. Ir net negalvokite kirsti Amerikų automobiliu be to kelio. Niekam to nepavyko padaryti iki 1960 metų, o ta kelionė užtruko 5 mėnesius. Bet tarkime, kad yra kelias, kuris sukuria sausumos tiltą tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos. Dabar JAV kariuomenė negali jo kontroliuoti, nebent išlaipintų jūrų pėstininkus pakrantėje. O tai reiškia, kad atvyksta ne tik migrantai, kinai taip pat. Tai yra Čionkai megaportas į šiaurę nuo Limos, Peru. Jis buvo atidarytas 2024 metais ir jo statyba kainavo $3,5 milijardo. Tačiau Peru nesurinko visų šių pinigų savarankiškai. Pinigai atkeliavo kaip Kinijos juostos ir kelio iniciatyvos dalis. Uostą, kuris nutraukė Amerikos dominavimą Pietų Amerikos prekyboje, valdo Kinijos valstybinė laivybos bendrovė, turinti 60% kontrolinį akcijų paketą. Costco jį pastatė, Costco jį valdo. O JAV karinis jūrų laivynas neturi jokio teisinio mechanizmo stebėti, kas per jį juda. Prieš atidarant Čionkai uostą, Pietų Amerika neturėjo nei vieno uosto, galinčio priimti laivus, gabenančius nuo 18 iki 24 tūkstančių tonų konteinerių. Vieninteliai uostai, pakankamai gilūs tokiems laivams priimti, buvo Meksikoje arba JAV Ramiojo vandenyno pakrantėje. Dabar viskas pasikeitė. 2025 m. balandį Kinija paskelbė apie pirmąjį pagrindinį laivybos maršrutą iš Guangdžou uosto tiesiai į Čionkai. Nebereikia aplinkelio per Šiaurės Amerikos uostus. Jungtinės valstijos prarado savo tarpininko vaidmenį prekyboje tarp Azijos ir Pietų Amerikos. Kol kas Čionkai vis dar yra tik uostas, aptarnaujantis Aziją. Jis sutrumpino laivybos laiką tarp Azijos ir Pietų Amerikos nuo 45 iki 23 dienų. Tačiau Kinijos ambicijos yra didesnės už tai, todėl Darjeno tarpas tampa dar svarbesnis. JAV vyriausybė privačiai rodytų į Kiniją ir sakytų, kad jos veikla pabrėžia, kaip svarbu išlaikyti tą spragą kelyje. Karteliai, policija, beveik 2 milijonai žmonių, kurie vis tiek bando kirsti. Naujas tiltas atsiras, kai Kinijos uostas didins savo veiklą. Visa tai siejasi su vienu sprendimu, priimtu 1970-aisiais, kurio niekas nenori atšaukti. Iki tol Jungtinės valstijos buvo pagrindinė Panamerikos greitkelio rėmėja. Taigi,
1971 metais Jungtinės valstijos pažadėjo $100 milijonų, kas šiandien būtų $836 milijonai, kad būtų užbaigtas kelias. Tai sudarė 2/3 numatyto biudžeto. Kolumbija ir Panama turėjo suteikti likusį trečdalį. Šie pinigai būtų skirti 250 mylių naujo kelio per Darjeno tarpą statybai. Pasak prezidento Nixono, greitkelis taptų pulsuojančia prekybos, kelionių ir supratimo arterija. Jei viskas klostytųsi gerai, kelias būtų baigtas per 10 metų. Tačiau Nixonas norėjo paspartinti grafiką, kad jis sutaptų su Amerikos 200-mečių jubiliejumi. Jis taip pat manė, kad Darženo greitkelio atkarpa bus pavadinta jo vardu. Tai buvo antrasis JAV vyriausybės planas įveikti Darjeno tarpą 20-ąją amžiuje. Taigi statybos brigados atvyko, šį kartą be brandolinių užtaisų. Įranga jau buvo paruošta. Iki 200-mečių jubiliejaus to padaryti nepavyko. Nixonas atsistatydino 1974 m. rugpjūtį. Kelias nebuvo tarp jo paskutiniųjų prioritetų. Tačiau iki 1977 m. vasaros 3 šalys jau buvo išleidusios $59 milijonus šiam projektui. Tie pinigai buvo išleisti veltui. Iš tikrųjų, už juos nieko nebuvo padaryta. Sierra Club gavo pripažinimą už kelio sustabdymą, tačiau tikroji priežastis buvo keistesnė. Jungtinių valstijų žemės ūkio departamentas taip pat turėjo savo argumentų. Jis iš tikrųjų nesirūpino džiunglėmis ar vietiniais gyventojais, bet jam rūpėjo snukio ir nagų ligos plitimas tarp gyvulių. Darjenas buvo natūrali kliūtis jai sustabdyti. 1914 metais protrūkis Čikagos skerdyklose išplito į 3500 bandų visoje šalyje ir kainavo $150 milijonų dabartiniais pinigais, kad būtų išnaikintas. Tai tik dar labiau pabrango. 2022 metais Žemės ūkio ekonomistų komanda apskaičiavo, kad metinės išlaidos regionuose, kur dažna snukio ir nagų liga, siekia nuo 6,5 iki $21 milijardo. Tačiau tai yra endeminė kaina. Nuolatinė nedidelio masto našta visame pasaulyje. Kai snukio ir nagų liga tampa epidemija, ypač šalyje, kur anksčiau jos nebuvo, išlaidos gali išaugti iki $10 milijardų vien tik toje vietoje. Tai matėme per protrūkį Jungtinėje karalystėje 2001 metais. Visi darbai prie projekto buvo visiškai sustabdyti prieš 3 metus. Tai pradėjo tradiciją, kuri tęsiasi iki pat šių dienų. Kol inžinierių komandos rinkosi džiunglėse, aplinkosaugininkų komandos susirinko jas saugoti. Tuo metu Darženo tarpas buvo beveik visiškai padengtas atovražų miškais. Aplinkosaugos grupė Sierra Club 1974 metais padavė vyriausybę į teismą, teigdama, kad ši nepateikė reikalaujamos poveikio aplinkai ataskaitos dėl kelio. Jungtinių valstijų Kolumbijos apygardos teismas sutiko ir laikinai sustabdė bet kokius tolimesnius statybos darbus. Tačiau vyriausybė dar nebuvo pasirengusi pasiduoti. Kaip ir dauguma teisminių procesų, tai buvo ilgas, vingiuotas kelias. Iš pradžių atrodė, kad vyriausybė laimės, tačiau tada netikėtas sąjungininkas pasirodė ir išgelbėjo situaciją. Paaiškėjo, kad ne visi vyriausybėje buvo sužavėti Panamerikos greitkelio užbaigimo idėja. JAV žemės ūkio departamentas reikalavo, kad kelias būtų užblokuotas. Ir taškas. Taigi, Sierra Club pradinė draudžiamoji nutartis liko galioti visiškai dėl kitos priežasties, nei buvo pateikta iš pradžių. Laikas pasirodė palankus aplinkosaugininkams, nes 1977 metais Panama pateko į politinį neramumų laikotarpį, kai šalį valdė nacionalistinis karinis Omaro Torijoso režimas. Tuo pačiu metu derybos dėl Panamos kanalo pradėjo užvaldyti Vašingtono dėmesį. Staiga Darjeno spraga nebetapo prioritetu. Šiandien snukio ir nagų liga pietuose nuo Darjeno spragos nebėra tokia didelė problema. Ji tik retkarčiais pasitaiko Venesueloje. Likusi Pietų Amerikos dalis dabar laikoma laisva nuo šios ligos dėl vakcinacijos. Todėl epidemijos rizika per Darjeno spragą tapo labai mažai tikėtina. Štai kodėl 1992 metais JAV žemės ūkio departamentas atsiribojo nuo Sierra Club pozicijos. Nebeliko snukio ir nagų ligos. Vadinasi, neliko ir teisinio pagrindo draudimui. Jei JAV užsimta vyriausybė būtų apskundusi draudimą, jis beveik neabejotinai būtų buvęs panaikintas. Todėl žmonės vėl pradėjo kalbėti apie kelio statybą. Transportas per Darženo tarpą atsirado 10-ojo dešimtmečio viduryje, bet ne keliu. Jis atsirado su Crucero Express keltu. Jis veikė keletą metų, o vėliau buvo uždarytas, nes jo eksploatacija kainavo per daug. Vėlgi, norint apeiti Darjeno tarpą, reikėjo laivo arba lėktuvo. O Panamerikos greitkelis iš esmės liko keliu į niekur.
Vašingtonso politika taip pat pasikeitė tuo laikotarpiu. Panamerikos greitkelio šalininkas dabar tapo jo priešininku. Po draudimo Jungtinės valstijos pradėjo matyti Darjeno tarpą kaip galimybę, o ne kliūtį. Džiunglės pasirodė esančios naudingesnės. Asfaltuotą greitkelį reikia kontroliuoti. Bevaldės džiunglės pačios save kontroliuoja, o jie tokias džiunglės niekas per daug nekreipia dėmesio. Taigi Daržieno tarpas tapo savotišku filtru JAV karinio jūrų laivyno kontroliai šiame regione. Lengvai paneigiamų ir politiškai nematomų. Canal de Golfo, migrantų perėjimo mokesčiai, milijonai, kurie kirto šį ruožą šio dešimtmečio pradžioje, JAV finansavimas Santa Cruzo patruliams. Visa tai egzistuoja dėl vieno pasenusio 50 metų senumo draudimo, kuris ir pradėjo šį patogumo modelį. 1979 metais Kolumbija išplėtė Los Catilijos parką, kuris iš pradžių buvo susijęs su ankstyvaisiais kelių planavimo darbais. Oficialiai tai buvo pristatyta kaip apsauga nuo snukio ir nagų ligos plitimo. Iš tikrųjų, tai sukūrė daugiau teisinių ir aplinkosauginių apribojimų šioje teritorijoje. 1994 metais UNESCO paskelbė Los Catijos pasaulio paveldo objektu. Staiga, tai jau nebebuvo tik tokios džiunglės. Ji buvo saugoma pasauliniu lygiu. Dardžienas dabar yra vienas iš labiausiai biologinę įvairovę pasižyminčių regionų Žemėje, kuriame gyvena jaguarai, beždžionės ir tūkstančiai rūšių vabzdžių bei varliagyvių, kurių nėra niekur kitur. Tai reiškia, kad bet kokie bandymai tiesti per ją kelią susiduria ne tik su sudėtingu reljefu. Tai susiduria su tarptautinė teise, aplinkos apsauga ir persidengiančiais gamtosaugos prioritetais. Kiekvienas naujas statusas prideda dar vieną kliūtį. Kiekviena kliūtis sukelia dar vieną vėlavimą. Todėl JAV vyriausybė gali rimtu veidu teigti, kad ji nėra labai linkusi kartoti 70-ojo dešimtmečio patirties, ypač kai atsiranda dar vienas vietinis rūpestis. Nepaisant sunkių vietos gyvenimo sąlygų ir galimybių, kurias galėtų atnešti kelias, Darjeno tarpo čiabuviai sako, kad jie nėra labai suinteresuoti matyti jo užbaigimą. Jie mano, kad statybos galėtų sutrikdyti jų gyvenimo būdą ir atnešti kitų pavojų. Jau kilo problemų dėl neteisėtos medienos ruošos ir aukso kasybos, dėl kurios vietos upės užterštos gyvsidabriu. Kelio statyba tik dar labiau padidintų šias problemas. Bet ar tai vis tiek neatrodo keista? JAV vyriausybė neturi tokios istorijos, kad palaikytų aplinkosaugininkus ir čiabuvių teisių aktyvistus. Tačiau tam yra priežastis. Neteisėtos imigracijos srautas per Darjeno tarpą nuo 2024 iki 2025 metų sumažėjo 99%. Naujos priemonės, taikomos kartu su Panama, akivaizdžiai veikia. Vašingtonui gal ir nerūpi vietiniai gyventojai bei aplinka, bet dėl to verta neturėti kelio. Ir tas sumažėjimas įvyko pačiu laiku, nes tie nauji tiltai Panamoje nėra vienintelės statybos, kurios 2026 metais veržėsi į Darjeno tarpą. Kinijos diržo ir kelio iniciatyva nėra tik apie uostus. Inžinieriai jau pradėjo dirbti Pietų Amerikoje. Kolumbijos akivaizdžiai nebuvo susitikime Floridoje. Tai neatsitiktinumas. Vietoj to jį renkasi Kinija. 2025 metais Kolumbija prisijungė prie Kinijos diržo ir kelio iniciatyvos. Pradedami tiesti nauji keliai ir jie artėja prie pietinės Darjeno properšos dalies, kur baigėsi Panamerikos greitkelis. Tai yra autostrada į jūrą 2, jungianti Darjeno properšą su Medelynu. Kinai pradėjo turėdami 30% šio projekto akcijų, bet vėliau jų dalis padidėjo iki 65%, kai 2020 metais jie investavo $650 milijonų. Nauja statyba palaipsniui keičia liūdnai pagarsėjusius žvyrkelius šiame regione. Kinija tai pristato kaip būdą, kad keliauti būtų saugiau dėl nuošliaužų pavojaus. Tačiau tai toli gražu nėra vienintelis Kinijos veiklos suaktyvėjimas Pietų Amerikoje. 2025 metų Liepą, kai migrantų srautas sumažėjo, Kinija pasirašė naują supratimo memorandumą su Brazilija. Jei Kinijai čia pavyktų pasiekti savo, ji pertvarkytų žemyno prekybą nuo vienos pakrantės iki kitos. Siūlomas centrinis bioceaninis geležinkelio koridorius sujungtų Ramiojo vandenyno Changchongqingo uostą per 2300 mylių su Brazilijos Ilioso uostu Atlanto pakrantėje. Jei projektas bus įgyvendintas, jis gali kainuoti bent $70 milijardų. Tačiau atrodo, kad Kinija yra gana pasiryžusi sumokėti tokią kainą. Peru jau paskelbė savo paramą šiam projektui. Nes kaip ir Vašingtone, taip ir Pekine atsitiktinumų nebūna. Nauji susitarimai su Brazilija pasirašyti pernelyg patogiu metu. Kinija siūlo transkontinentinio geležinkelio Pietų Amerikoje idėją nuo BRICS viršūnių susitikimo 2014 metais. Tačiau nauji įvykiai daro šį projektą daug patrauklesnį visiems.
Panamos kanalas susidūrė su sausromis ir sunkiai prisitaiko prie šiuolaikinių laivų dydžio. Taigi, Kinija mato galimybę apeiti vieną iš svarbiausių JAV karinio jūrų laivyno tarptautinės prekybos siaurų taškų, esančių pačioje jų pašonėje. Kinija jau yra didžiausia Pietų Amerikos prekybos partnerė. Taip nebuvo, kai Sierra Club padavė transporto departamentą į teismą. Jungtinės valstijos vis dar pirmauja pagal prekybos apimtis į šiaurę nuo Darjeno tarpo. Tačiau jei tie paskutiniai keli kelio kilometrai bus nutiesti, viskas gali pasikeisti. Ir štai tikroji priežastis, kodėl dabar džiunglėse statomi tiltai. Tai nėra drastiškas nukrypimas nuo 50 metų vykdytos politikos. Tai naujausias JAV nevyriausybės žingsnis paversti pasenusi laikiną draudimą nuolatiniu. Tiesiog įsivaizduokite kelią, jungianti Amerikos žemynus. Prekės nebepriklauso nuo jūrų kelių ar Panamos kanalo, jos tiesiog juda sausuma. Vašingtonui tai pakeičia viską. Siauri taškai išnyksta. Stebėjimo koridoriai ir svertai tampa mažiau svarbus, o geopolitinė prasme tai reiškia kažką didesnio. Arba amerikinės prekybos kontrolė nebepriklausytų Jungtinėms valstijoms. Kai siauras taškas nustoja būti siauru tašku, jis nustoja būti gale. Kaip dabar mato Vašingtonas, Darjeno tarpas yra pernelyg vertingas turtas, kad jį būtų galima prarasti. Žmonės nenorėjo tiesti kelio ten nuo 1970-ųjų ne todėl, kad negalėtų jo nutiesti, o todėl, kad neturėtų jo tiesti. Taigi, buldozeriai lieka surūdyję, džiunglės išlieka nepaliestos, Kinija lieka nuošalyje, o sistema toliau veikia. Ačiū, kad šiandien buvote kartu su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Map Pack.